Labadiena, mėly Ekstra FM klausytojai, kaip ir kiekvieną antradienį rytais laida iš Klaipėdos Uostamiesčio klubas. Ir jos vedėjas Simonas Gentvilas. Kaip ir kiekvieną antradienį sveikinu su jumis iš Klaipėdos senamiesčio, iš Kofeino kavinės, tiesiogiai su klaipėdiečiais bičiuliais, įdomiais žmonėmis ir šiaip asmenybėmis, kuriais Klaipėda ir Lietuva galėtų didžiuotis. Šiandien kalbėsime apie viltį. Viena vertus viltį žmonių, kita vertus sportinę viltį. Ir studijoje turiu du netipinius asmenis, kurie šiaip netipiškai susėdė kartu. Ir tai yra vienuolis pranciškonas brolis Benediktas. Labą dieną. Labą dieną. Ir Klaipėdos olimpinė viltis Augustas Navickas. Labą rytą. Tai šiek tiek klausytojams ir atskleisiu, kodėl mes čia susėdome. Iš tikrųjų, Augustas Navickas yra pirmasis Klaipėdos paraolimpietis, dalyvausiantis Rio de Janeiro paraolimpinėse žaidynėse už 92 dienų. Bet tam, kad suprastumėm, kaip Augustas atsidurs Rio de Janeire, šiek tiek norėčiau visai Lietuvai papasakoti ir perklausti brolio Benedikto apie Klaipėdą kaip vilties miestą. Tie, kas nežino, Klaipėda jau gerą dešimtmetį yra tapusi įvairių vilties renginių centras ir viskas prasidėjo nuo minties jūsų, Benediktai, galvoje. Tai trumpai, kodėl Klaipėda yra vilties miestas? Iš tikrųjų, Klaipėda yra ir vilties miestas, ir džiazo miestas, ir gerų žmonių miestas, ir laisvo judesio miestas. Ir džiaugiuosi, kad gimiau Klaipėdoje ir kad galiu sveikinti lietuvius, Lietuvos gyventojus iš šios mobilios studijos. Na, o dėl vilties miesto tai yra lyg ir mano pašaukimas. Aš pasirinkau būtent mažesniųjų brolių ordiną, kurio misija yra būti su pačiais mažiausiais žmonėmis. Tie, kurie yra visuomenės pareiby, su kuriais nebesiskaitoma, kurie yra praktiškai sveikos visuomenės užmiršti. Na ir sugalvojame, kad per Klaipėdą, kaip ir per kitus Lietuvos miestus, turėtų nuvilnyti vilties banga. Suteikti tiems žmonėms viltį, atgal sugrįžti į visuomenę. Na ir pradėjome vilties bėgimą su onkologiniais ligoniais, dėl jų, bet po to pagalvojom, kad ne vien tik tai onkologiniai ligoniai pareiby yra, bet ir žmonės, kurie turi ir nejudėjimo negalią, kurios vadina baisiausiais žodžiais invalidai. O jie yra iš tikrųjų tokie pat gabūs, tokie pat įgalūs kaip ir mes. Na ir atėjo šovė į galvą mintis suorganizuoti vilties įrius. Po vilties bėgimo tai buvo antrasis toks įspūdingas renginys ir kreipiausi į savo draugus Taline. Jie pasakė, kad jo mielai atvažiuotų, kadangi turi jie ten neįgaliųjų irklavimas ir gan išvystytas. Po to susitikau su mūsų gerbiamu Liudviku Mileška, Klaipėdos irklavimo centro direktoriumi, ir jis labai taip nustebo, kad iš tikrųjų, sako, broli, nėra Lietuvoje nei vienos valties pritaikytos neįgaliems. Tada pasikvietėme iš Latvijos, iš Karaliaučiaus ir įvyko labai gražus renginys, bet nei vieno lietuvio, nei vieno dalyvio. Aš galvoju, kad Trakuose jau tikrai turi būti. Ir pasirodo, kad per 50 tarybų Lietuvos metų niekas į tai neatkreipė dėmesio, per 25 metus nepriklausomos Lietuvos. Na ir Dievas kažkaip prabilo į mano sąžinę, sako, daryk ką nors. Tai mes tuomet ir paskelbėme, kad perkame valtį. Ir mes norime, kad atsirastų žmogus, kuris įsės į tą valtį. Ir tas žmogus atsirado, ir tas žmogus dabar sėdi ir valtį, ir šalia manęs. Bet šį savaitgalį praėjo jau trečioji vilties įrių regata. Be vilties įrių jūs turite aibę kitų renginių, nuo vilties laipimo, vilties plaukimo iki vilties baikerių. Taip.
Ar visus paminėjau, ar dar kažką? Taip, dar yra kai kurie nepaminėti, kurie jau įvyko. Pavyzdžiui, prieš vilties bėgimą vyko vilties gimnastika, kurioje dalyvavo Dauno sindromu sergantis vaikai. Ir kai jie integruojasi ir jie jaučiasi lygiai taip pat kaip ir sveiki vaikučiai, kurie jau lanko gimnastiką labai rimtai, kur tikriausiai ten bus ir žvaigždės mūsų Lietuvos ir pasaulio. Tai yra toks jaudulingas, kai tai Dauno sindromo sergantį vaiką, sportuojantį, tai yra fantastiška. Na ir norėjau dar pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi dėl tos vilties įsikūnijimo, kad viltis tikrai nėra kvailių motina. Ir pats konkrečiausias atvejas, kaip ta viltis įsikūnija, tai yra šiandien atrodo Augustas. Bet kiek vilties įsikūnijimų įvyksta per vilties bėgimą? Pavyzdžiui, šiais metais finišo arką kirto virš 10 000 žmonių. Ir kai matai bėgantį su sergančio žmogaus nuotrauką ant krūtinės, ir kai visą tai daro draugai vardan draugo, na tai kaip ta viltis įsikūnė ir kokią jinai turi jėgą kitam pasveikti. Tai yra iš tikrųjų fantastiška. Aš irgi taipogi bėgau šiemet visą 10 km vilties bėgime ir jaučiau tą dvasią, sportinę dvasią, bet likimas man buvo dosnus, kad iš tikrųjų bėgau dėl klaipėdiečių, ne artimoji giminė iš tikrųjų kažkas, bet tikrai onkologinės lygos yra aplenkia daug šeimų, bet iš tikrųjų yra dažnas fenomenas. Bet kalbinsiu dabar Augustą Navicką. Augustai, pats esi, kai brolis Benediktas pradėjo vystyti vilties miestą, tai pats esi olimpinė viltis ir ta viltis atrodo jumis abu sieja. Klaipėdiečiams, Lietuvai tu esi olimpinė viltis, tuo tarpu brolis Benediktas kūrė vilties miestą Klaipėdoje. Kaip yra paties istorija, istorinis kelias ligi Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių? Kur sutikote abudu viens kitą su broliu Benediktu vilties įriuose ar anksčiau ir kaip išsivystė šitą ambiciją atstovauti Lietuvai olimpiadoje? Na, viskas atrodo, iš dabar žiūrint jau atrodo, kad viskas labai greitai išsirutuliojo. Tie 2 metai prabėgo nepastebimai. Tačiau viskas prasidėjo, man kai buvo maždaug 1,5 metų po mano traumos, taip jau galima sakyti, buvo praėjusi ta tokia potrauminė depresija, kad jau dabar likau neįgalus vežimėlyje ir jau su to kaip ir pradėjau susitaikyti ir tada jau pradėjau keisti savo gyvenimą, ir požiūrį į gyvenimą. Klausytojams tik tai priminkim, kad stuburo lūžis. Stuburo lūžis, taip, trauma. Prieš 3,5 metų dabar, šiek tiek daugiau. Tai va, ir tada tai pradėjau jau kaip ir sveikai gyventi ir taip žiūrėti viską ir tada prisiminiau, kad seniau buvau irkluotojas. Ir tada pradėjau domėtis ir žiūrėti, kad taip pat yra ir neįgaliųjų irklavimas. Ir susisiekiau su senuoju treneriu savo Liudviku Mileška. Ir taip viskas sutapo. Ties ir jau praeitais metais buvo. Ir pamatė, kad yra galima. Ir sekančiais metais tai jau buvo valtis man paruošta. Ir treniruojas lygiai taip pat intensyviai kaip geriausiai olimpijiečiai, mano žiniomis. Dabar jau taip, bet iš pradžio dar taip, kaip sakant, nebuvo, reikėjo po truputį, bet treniruočių vis daugėja ir krūviai didėja. Rio de Žaneire startuosi už 92 dienų, rugsėjo vidurį. Kokioj distancijoje startuosi? 1 kilometras. 1 kilometras. Ir kokie lūkesčiai, jeigu galima paklausti? Tai nugalėti save, tai veikti, nes tai yra, tas 1 kilometras trunka apie 5 minutės priklausomai nuo oro sąlygų. Ir, kaip sakant, sunkiausia yra prieš save, nes pasidaro sunku ir tu negali sustoti, turi iki galo eiti. Ar kartu su pačiu vyksi iš vilties miesto atstovai, ar vyksi vienas? Nežinau,
Dar neaišku. Ar broliai pranciškonai lydės, ar treneriai lydės šiuo atveju? Kaip dvasios tėvas tikrai norėčiau lydėti, bet viskas labai brangiai kainuoja ir už tos pinigus mes bandysime nupirkti antrą valtį, nes aš jau girdėjau, kad ta viltis, jau tas narelis, kurį mes esame padovanoję Augustui, jau jis plečiasi, kabinasi į antrą narelį, tai yra jau atsirado antrasis negalę turintis žmogus, kuris bandys irkluoti. Tai mes turėsime čia Klaipėdoje tikriausiai tokią vilties grandinę visą gražią. Ir tai duoda man noro tikrai dabar vėl taupyti pinigus ir pirksime antrą valtį. Augustai, ar pats jauti, kad įkūniji viltį? Iš tikrųjų, žmogus po sunkios traumos atsistojęs visą sielą į priekį, žengi per gyvenimą ir jau važiuoji atstovauti Lietuvą, taip sakant, įrodyti kitiem pavyzdį, kad viskas yra įmanoma. Na tikrai, taip, prieš 2 metus viskas prasidėjo nuo vilties ir sugrįžau į tą sportą ir buvo pats aukščiausias tikslas išvažiuoti į Rio de Janeirą. Bet tai nebuvo pagrindinis dalykas, dėl ko tą dariau, nes tai tiesiog buvo viltis suteikta ir buvo suteikta galimybė irkluoti, sportuoti. Tai irgi, kas suteikia laisvę pačiam. Kaip atrodo tavo tradicinė savaitė? Kiek kartų treniruojasi? Žinau, kad buvai išvykęs ir į Pietų Europą treniruotis. Na, kai buvau Pietų Europoje, Graikijoje, treniruočių stovykloje 2,5 mėnesio, tai būdavo 14-15 treniruočių per savaitę. Tai būdavo tik treniruotės, mes, kaip sakant, ten pastoristaut, pamatyti Graikijos nelabai ir spėjom. Iš tikrųjų, tai būdavo keliasi ryte anksti, pusryčiai, treniruotė, šiek tiek pailsi, tada antra treniruotė, tada pietus, pamiegi, treniruotė, pavalgai, eini miegoti. Ir taip, 2,5 mėnesio. 2 metai gal ir trumpas laikas pasiruošti olimpiadai, bet kada bus medaliai? Na, dabar dar tikrai neprižadu, pažadų nedalinu, bet tikrai stengsiuos. Sekantis tikslai yra jau, kad kelti savo tą sportinę formą ir kada jau bus galima, tai taip, pretenduoti medalius, kaip sakė. Noriu siekti medalių. Mes laukiam ir be medalių, mes laukiam kaip klaipėdiečiai, kaip Lietuva, turbūt pačio pavyzdžio, kad paties dalyvavimas, buvimas tenai, atstovavimas Lietuvos vėliavėlės įnešimas, tai man atrodo, tai yra didžiausias dosnumas. Aš pabaigai tik norėčiau paklausti, ar 2 valtim užsibaigs šitas viltis, ar broli Benediktai, ar yra ir kitų sporto šakų, kuriuose mes neįgaliuosius skatinsime? Taip ir dabar užilgo vyks Klaipėdos gintaro baseine renginys Vilties plaukimas, skirtas taip pat neįgaliesiems, seniorams, vaikams. O po to jau Liepos pradžioje irgi labai įspūdingas renginys, kai motociklininkai jau 5-6 kartą važiuos 1000 vilties kilometrų. Tiesiog jie daro didžiulį tokį vingį, važiuoja visus Lietuvos didžiosius miestus ir skelbia tą žinią, kad Klaipėda yra vilties miestas. Gana įspūdinga ir iš tikrųjų linkiu didelės sėkmės, laikas mus spaudžia. Lietuva pradeda ankstyvą rytą su žiniomis netrukus eteryje. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū Augustai, ačiū Benediktai už tai, kad skatinate viltį tarp Lietuvos žmonių ir įkvėpėte savo pavyzdžių ne tik tai sekti, bet ir siekti ir gyventi sveikai ir atsitiesti po sunkių traumų tokiu mastu, kad galima įkvėpti ir kitus. Su mumis buvo pranciškonų vienuolis brolis Benediktas, ačiū Jums, ir Klaipėdos olimpinė viltis Augustas Navickas, startuosintis Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse šį rudenį. Su Jumis buvo taipogi Simonas Gentvilas, Uostamiesčio klubo laidoje, antradieniais iš Klaipėdos apie tai, ko Klaipėda ir Lietuva galėtų didžiuotis čia vykstant Klaipėdoje. Puikios Jums popietės, geros dienos, likite su Extra FM.